Sveiki visi, su jumis Lietuvos ūkininkas. Nu ką, vėl atšilo orai. Pagaliau, tai ką šiandien tęsim darbus toliau. Biškį tokių naujienųkių turiu. Tai čia neseniai mane vėl žmogus susirado, lietuvis, bet gyvena užsienį. Tai norėjau su manim pasiskambinti ir pasikalbėti. Tai susiskambinom, pasikalbėjom. Draugiškas žmogus, labai draugiškas. Tai pakalbėjom apie viską, vienu žodžiu. Tai kaip nors tai padės, man sakė. Tai esu labai dėkingas jam, tam žmogui, kad susisiekė, pasikalbėjo. Sakė, galėsiu padėti, jei reikės. Tai tikrai spaudžiu dešinę tam žmogui, labai nors paimk ir prie širdies tokį žmogų dėk. Ir pasirodo ir tokių žmonių, kurie tikrai padėti nori, palaiko mane, tai dar sykį ačiū tam žmogui. Ir dėkingas labai, kad geras žmogus, pasikalbėjom taip toliau. Tai ką, atsinešiau, šiandien prisikabinau naują spintelę. Kliubė biškį, bet nieko, viskas čia gerai. Tai tokia kaip daiktadėžė, tai čia biškiau susidėjau visus savo šmutkės. Tai jo labai gera daiktadėžė, tokia aš namų pasėmiau, prisitvirtinau. Tai nuo šitos čia daug ką nusikroviau. Tai ką dar, čia daug pasikeitimų ir čia viską persikrauščiau biškį. Tada čia tas lentas, kur buvo, čia viską susimečiau, čia viską gražiai įsivaliau. Užsikaliau už tą sieną, čia ten, čia šitas šiaip padėtas. Tai viskas susimečiau lentas, viską gražiai įsivaliau. Biškį daugiau turi metalo. Šitą metalą kažkada išvešim su priekabutė ir taupysim. Nusipirksim traktoriuką mini, prie savo mini ūkio, mini traktoriuką. Tai jeigu norit man padėti surinkti pinigus ant mano daikto dalių, linkas aprašyme, bent 5 eurus, bent kažkiek. Tai ačiū tiem, kas man įmestų pinigų, būsiu žiauriai dėkingas. Ką šiandien darysim? Tai šiandien vėl vešim šitą visą šūdą, atsiprašant. Kaip visada darbai tęsiasi, paskiau pereisim jau ant langų, tikriausiai kitam video. Ir paskiau dar duris visiškai, pilnai, automatiškai. Ne automatiškai, sutrikau duris, dėjau lentą. Čia, bam, prisukau šitą. Durys kuo puikiausiai užsidaro. Tai durys pilnai sutvarkytos. Čia šitą uždėjau šūdą. Čia tiesiog lentą prisukau, čia šitą namą uždėjau. Pasaka. Tai nieko nelaukiam, einam prie darbų. Jo, dar ant dviračių reiks pasidaryti priekabinimą. Priekabutei. Jo tvartas povaliai. Nebetvartas daras, jau darosi garažas. Tai ką, lekiam dirbti. Atvariau į Šventrigį apleistą ligoninę. Su draugu, galiu tave rodyti? Plochai galima. Su draugeliu. Su draugės, čia yra apleista ligoninė. Tai varom šitas gero. Vakar čia buvom atvarę. Užvakar jo. Tai eiktų bonkų. Jo, tikrai. Pirmas kambarys, traktoriaus padanga. Dar ačiū žmogui, kuris įmetė 1 eurą ant keturračių dalių, tai ačiū tau labai. Ir jo, eina savo padangų, butelių. Bomžiukai rangasi, sodyba. Aišku, čia jau nežinau, kada pastatys, čia buvo ir ligoninė, ir parduotuvė apleista, viskas. Čia yra Šventragis, kai žinot, galite atliekti. Butelių. Pripaišyta. Šokam į 2 aukštą. Laiptai. Čia exit. Čia bomžiukai renkasi, sofkutė, viskas, ko jums reikia. Štai zina labai dar gražiai išlikus. Aišku, čia jau nieko, ne, bet čia kaip bomžiukam tai gerai, Taurė. Smirda alkoholiu. Šokam į viršų.
Mes dar buvom ant stogų užsilipę. Cvekas man įlindo į šitą koją. Biškį skaudai dar čia va. Čia aišku užmūryta. Blemba, čia tualetai. O čia va laiptai, kurie veda į antrą aukštą. Čia prelyta aišku. Nu įdomiai grotos. Va. Einu savo. Viskas supavau. Kas čia buvo šitą kambariukį? Blet, gal palata kažkokia. Gali būti šitai tualetai, man atrodo, buvo, ne? Ką? Šitai tualetas buvęs. Jo, čia mano tualetas ir šičia vonė, man atrodo, man. Gali būt. Nu, čia aišku dar užmūryta visur viskas. Toliau čia turim va tokį irgi didelį kambarį. Čia irgi kambarį. O va čia va. Čia va buvom nulipę ir o ten va buvom ant pačio stogo užlipę. Tik aš kaip per video nelipsiu, nes... Čia irgi tuščia, šlapia, išgriauta, išnešti radiatoriai, kaip visų tų žmonių, langai. Nu jo, įdomi. Nes klausė fanai, kur dingau. Nieko nedingau, biškai buvau poilsio pasiėmęs. Jeigu jūs norit būtinai dasidėti ant mano ketračių dalių, nuorodą aprašyme. Ačiū visiems. Ačiū tam žmogui, kurį metį. Va, nebijai nusiverst. Va, sienos gražios dalykė. Radiatorius buvęs kažkoks. Nebijai nusiverst. Aukštis, nu, didokas aukštis. Kažkas ten žalio. Paskiau, čia dar. Irgi va, kalidorius, čia buvo palatos matomai. Čia irgi kambarys, visko pilna visur. Tai jau, šokam į tą pusę. Aišku, čia mes tik tais pusę, iš to pusės ligoniniais tyrinėjom, nes kitą pusę Nina niekaip įlipt, bandėm per langus, irgi per aukštą, nepavyko įlipt. A ne jūs tai. Tai nepavyko, tai gal kažkada įlipsim į na pusę, va, plytos. Lol. Ar čia va kambarys? Ateini tu? Žiūrėkit, pataikiau šį ten. Pataikiau. Ateini tu čia? Kur da čia? Oi, da čia nebuvom, va. Gal ir buvom čia. Nu, įdomi, čia jūs radiatoriai buvo, viskas išardyta nafik. Bet gerai tokį turėt namelį, ne? Susirinkę, kur man metalus, kad daro. Nu, renka bomžai metalus į skupkės neša. Nu, va ir tiek apie šį namuką. Lipam ant stogo dar. Per video? Davai. Nu, galim. Nu, šokam dar ant stogo, greit užlipsim. Tikiuosi negausiu bano, nereikės šito ištrinti video, nes mes čia viską darom legaliai. Bet tik viską nusidėba, čia kaip atsektai čia bus. Opapa. Dvirkai. Jo, va, pirmai lipau, tai nedaug turiu, ko būsiu nusijabinęs. Nu, čia labai reikia atsargiai. Va, stogas, šitą pusę namą aptyrinėjom, šitą ligonę, šitą namą, šitą pusės. Ant stogo, man. Jo, vakar čia buvom užvakar ant stogo buvom, o čia ta parduotuvė Šventragis, kur dar veikia. Tai čia buvom kopėčias atsinešę, žinai, kokias radom. Va, per tą langą galima įlipti, aišku, nematysit, bet neįlipom. Nu, va, šitą pusę ligoninės neaptyrinėjom, tik tai šitą, nes šitą neina atėjti, viskas užmūryta. Ir tai buvo iš atgūno, blėt, randama, eik tu, na. Tai va, buvom čia pačią stogų užsilipę, bet nieko gero. Nu įdomi, tokie namukai visai įdomu aptyrinėti. Jeigu rasim, parsiduotum ir pusę šaibos. Grinai. Volvukas. Nes nebuvom šitą parduotuvėje, čia yra Šventragis. Gal va prie Šventragio šitą va. O jau tokį paukštai. Oi, nu savo Jėzau. Nu įdomi, čia durys kažkokios. Žiūrėk. Oi, nu, įlipam čia per tą šoną durų. Bandom įlipt? Žmogus. Ai, tai gal tada einam išėjo. Žmogus pamatė, man čia pasipizginė gat. Eik tu na. Ai, čia užmūrytos. Bet bandysim į tą įlipt gerai. Ten, nu, kiek čia persiūriu. Dabar savaštam ant stogo. Ten toliau daug šiai tą pusę. Ten, godelį, ten į gliauką. Jo. Kiek čia, nu, kiek čia gausi, kokie? 2-3 kilo. Iki gliaukos? Jo. Tai kokie aš dabar nuvažiavau nuo namų iki čia, tai man kokie 7-8 kilometrai. Jo. Nu, iki čia davarys, čia kopėtėlis vakar vamė nusileidė į apačią, da šiandien. Viskas apžėlė, tai buvo taip į mus pažiūrė, dabar reikia atsargiai nulipt.
Papa. Čia dabar žiūrėk, kai viskas kliubi, tu nušokant čia, kai viskas kliubi. Eik tu nakai. Atsiprašau už necenzūrinius žodžius, bet taip turi būti dabar. Eik tu nakai, blet, nukrito plytos. Eik tu nakai. Eik tu nakai. Tau gal ranką duot seniai? Nieko, kažkoks vyras peršokė, lipam dar šokam į apačią, gaitą ten tą apžeisim. Bet čia realiai plėsi, čia visi eina, tai mes irgi galime eiti. Bandysim į tą pusę. Aš labai noriu pažiūrėti, kas toj pusėje. Labai noriu pažiūrėti, kas toj pusėje. Kas čia dar čia nebuvo. Čia padangų, o tu kur čia geras būtų slėpti. Negali, čia būtų visai smagus. A jau dar, čia va metalų kiek radom. Čia būtų visai slėpinės smagu žaisti. Šitaik išgerti, tai čia nežinau, kaip per kiek laiko. Flashlighto prireikė, va čia irgi padangų, visko čia va. Traktoriaus padangų, kiek metalų radom. O, gal kam teliko reikia? Aš ten nežinau kiek metų, bet... Jo, čia maišų šiferio, čia ble, eik tu savo čia. Čia būtų smagus slėpinės vis. Ai, nu va, paukščiai gyvena. Kregždutės kokios. Nu, oi, nuvyčiau, kur mečiau viso giminė. Dabar einam iki ten pažįstam. Atsisėdė va, papietauja. Šitie bledės bomžai. Elektros čia buvę kažkada. Kažkur. Nu, įdomi tokia ligoninė, bet aš čia nemėgočiau naktį, nes apsišikčiau, ble. Na, kažkada. Bet va, grindys dar sveikus liko. Ai, kai peršikau. Čia eina, gerai šokam dar į tam, va čia kokie skydiniai bus, čia elektra. Aišku, dabar čia nieko nėra, tikiuosi neužmuš čia manęs elektra. A, da čia va kažkas irgi čia, bet apžėlė, eik savo. Jūs tik pažiūrėkite, ant kiek apžėlė čia ta mokykla, eik tu savo. Man, da čia kaip pažiūrėsim. Ką? Iš tą ligoninį. Viskas apžėlė, aišku, čia užmūryta. Padangų, kas tas padangų čia primėtė. Man labai įdomu. Lemu, kuo esu šlapo. Taigi va laiptukai va, durys. Gal šiandien bus atrakytos gal. Ne. Visko čia blema pilna. Tikiuosi, negat pizdint čia nuo žmonių. A, vida, gal čia kažkas tikrai gyvena, bet čia žiūrėk langai sudėti nauji. Šitoj pusėje gal čia tikrai kažkas gyvena. Bet gyventi gal nelabai. Nu, viskas užkalta va, apžėlė, bet langai tai sudėti nauji. Einam pažiūrėti, ne ta boba. Einam boba. Bet čia pizdigasim ir išeis. Tu nuakus eini, čia Rusys kažkoks. Čia Rusys kažkoks. Tikės nuoja, trigės. Ką? Tikės nuoja. Ką nuoja? Ten į apačią. Eisim pažiūrėti, kas čia gero yra. Jeigu ten neužkalta. Gal. Boba ten žiūri. Nu, žiūrėk, labai kažkaip čia užkalta, užbėg plokštę. Gerai pizdulį pamperčiai, iš tą įlipsim. Bram, čia priminti slėpynę, šis tai savo. Jeigu bus blogas garsas, tai nepykit. Ką? Matau, kad nieko neblėt, bereik prilipuosi. Kračiai, įėjimas į niekur. Jo, atsisakėjimas į niekur. Čia irgi kažkas blemba buvę. Nu da, apeinam viską, viskas užteks čia filmuotis. Nu va, čia visko pilna va. Ai, nu čia langai sudėti, tai gal čia tikrai kažką įrišam gale. Gal šis sandėlis, nes gal taip leistas. Ja. Čia hui, žinai, kas čia. Da, varysim ant tų gal aikštelių pasisupti, ne? Tai vat. Neblogas namukas, tokį senį nusipirkti. Nu, investicijų daug reikėtų, bet ar parduotuvė pati dirbanti Šventragės. Galit prasukti va. Šventragė parduotuvė, čia prie pat tas pastatas. Einam prie dviračių ir pabaigsim tą video. Žinai, jeigu filmuoju maštos numeris, reikia būtinai tipo užkliuotus numeris, kad nesimatytų. Ja, būtinai. Tada net nefilmuoju, bet aš jau nufilmuoju, man atrodo. Lemba lieka įdys oras, vandens bokštas. A jau, dar atvarysim link to vandens bokšto irgi kokį video nufilmuosiu. Ja. O ir ką, aš čia aikštelį kažkokią žinai. Visada kiaurė einu. Nu, va ten, va, tavo kašį. Kiek metų tiek pataikai? Kiauri tik mėtai, kad... Ką metu tą pataikau? Jo, ką metu tą pataikau. Kiek metų tiek ir yra. Čia lemba, kad nebūtų kaip policajus.
Tai gal čia kokie, gal šiaip, žinai, gal garažai, who's nice. Čia, o, blemba, čia smėlio gero. Ką? Nu. Nu va ir. Toks labai gražus keliukas. Ir tas keliukas vedantis į šitą šavokšiną. Tai ką, ačiū, kad jau čia video, nepamirškit palaikint, pasubscribint, užmeskit laiką, užmeskit varpelį ir ačiū tiems žmonėms, kurie įmes man pinigų į PayPalą. Nuorodos laka aprašyme ir susitiksim kitą video, tai čiau, atsisveikinimai.